Labadiena. Mūsų gimnazija vadinasi Jeronimo Ralio vardu. Didelė, mokosi apie 800 vaikų, labai gera yra materialinė techninė bazė, turime 3 kompiuterių klases, kiekvienam kabinete yra kompiuteris, yra projektorius, multimedija, spausdintuvų turime turbūt kas antrame kabinete. Vienu žodžiu, ugdymosi sąlygos tiek mokytojams, tiek mokiniams sudarytos labai geros. Gimnazija dalyvauja daugelį projektų. Vienas iš jų tai yra ITEC projektas. Džiugu tai, kad pradžioje Jonavos rajone įstaigų buvo daugiau, kurios dalyvavo šiame projekte, bet dabar mes esame tik vieninteliai, kurie dalyvaujame ir esame jau 4. ITEC projekto etape. Mes esame dviračių take prie tvenkinio. Ir čia kirpsime 3 šakeles nuo pušies. Štai turime stiklainiuką ir žirkles. Štai paėmė pušies mėginį. Esu biologijos mokytoja Idilija. Mes su 7B klase pasirinkome scenarijų Papasakok istoriją. Kūrėme istoriją apie augalus bioindikatorius, pušis ir egles. Mokiniai už mokyklos ribų tam tikro oro užterštumo vietose rinko informaciją. Mokykloje atlikome tyrimus ir savo darbą pristatėme Jonavos rajono aplinkotyrinių darbų konferencijoje Gamta ir žmogus. Mūsų darbą įvertino labai gerai. Labadiena. Esu informacinių technologijų mokytoja Angelė Buitkienė. 7B klasė projekte dalyvauja nuo 1 etapo. Jie jau moka dirbti su Glogster, Poplet, Edu, Movemaker ir kitomis programomis. 4. etape dirbame programomis, kuriomis jau mokame naudotis, tad pagrindinis dėmesys buvo skiriamas biologijos pamokoms ir tyrimams juose. Informacinių technologijų mokytoja buvo tik kaip konsultantė ir patarėja, rengiant pristatymus ir filmukus.